Rytas. Paskutinė gruodžio 2024 metų diena. Mes iki šiol esam Čekijai ir aš jau pagaliau turiu visą planą iki savaitės galo. Taigi šiandien mes važiuojam į Karlovy Vary. Čia nedidelis kurortas prie vokiečių sienos. Ten pasiliekam, sutinkam naujus metus. Rytoj važiuojam į Dresdeną. Poryt važiuojam į Leipzigą. Aš nesu buvęs Leipzigė, man žiauriai įdomu. Ir vėliau aplankysim Berliną vienai dienai. Ir po to dar turim keletą dienų, kad neskubiai grįžti iki namų. Tai ir padarysim. Tai neatsijunkite, bus įdomu. Nu jau pusrytukai, tai ką aš žinau. Atrodo smagiai. Falafeliai. Paragaukiam. Čia tai ką aš žinau, kažkokia sriuba. Sriuba tai neskani, kažkokia nesąmonė, tai rytukas. O burgeris tai bomba. 10 iš 10. Ir falafelis skanus labai. Pažiūrėkit, kokį kontrastą turim. Kairiai žiema, dešiniai vasara. Atvažiavome į tokią labai fainą vietą. Apžvalgos bokštą. Buvo parašyti, kad jisai veikia, bet matot, spina, matyt tik sezono metu. Ir žiūrėkit, kokia dičkė. Turėtų būti faina panorama. Va. Nu, bet nieko nepadarysi. Čia pakeliui buvo 3 km tik nusukimas. Nieko baisaus, judam toliau. Kita vertus, dirba ar nedirba, visada yra sprendimas. Tuoj mes šitą sprendimą ir panaudosim. Lapai, man taip pat neramu. Kaip keista aplinkui ir tik tai svajose. Dalelė tos saulės, kurios nėra šalia. Bet aš vis noriu, trokštu, ieškau, ar tu būsi šalia. Bandau pažvelgti žmones, bet tavęs ten nėra. Bet aš vis noriu, trokštu, ieškau, ar tu būsi šalia. Ir aš bandau pažvelgti žmones, bet tavęs ten nėra. Tai yra mūsų naujametinis spotas Karlovy Vary. Centras yra apačioj. Nu ir varom. Atrodysiu biškį su kapišonu, nes šalta. -2 ir drėgmė tokia didelė. Bet žymiai fainiau nei lietus. Karlovy Vary yra žymus Čekijos kurortas, kur daug visokių šaltinių, vonių karštų, relaksų visokių. Ir architektūra tokia pusiau sovietinė, pusiau nesovietinė. Tai senai labai čia buvau, nieko nepamenu, bet jo, šitas žymus miestelis toks. Tai vat nuo to ir pradėsim. Kol nėra tamsu, filmuosiu jums maksimaliai kiek galiu, nes tikrai yra, gražu. Verta čia aplankyti. Čia kažką žvėrėm, kad sužvėrėtų.
Čia miesto centre yra toks alaus spa ir ten iš tikrųjų reikia iš anksto rezervuotis, ten plaukiat aluje reikia. Bandom laimę, galbūt pavyks be rezervacijos. Čia yra pagrindinė pėsčiųjų gatvė. Fontans, aš manau. Rankos šąla, bet filmuoju. Žinau, kiek kamera išgyvens. Nes drėgmė labai didelė. Žiūrėkit viršui, viens po kito langelį. Tik. Bet aš manau, kad jeigu jau mes čia, reikia išbandyti, išgert to, kame mes plaukysim ir ištestuoti. Deja, viskas užimta šiandien ir rytoj, o poryt mūsų čia nebus. Nu, gaila, bet ką padarysi? Gyvenimas. Bet yra ir gerų naujienų. Mes radom alternatyvą. Kitą alaus spa. Bet čia biškiai reikia tolėliau, ten 2 km ir sako, greičiau atvarykit, nes vietų gali nelikti. Tai su taksu varysim dabar ir bandysim gauti tai, ko negavom čia. Viskas gerai. O va, mūsų pasatikas atvažiuoja. Už 2 eurus davažiavom į gretimą miestelį. Kažkaip kitaip vadinasi. O Arklys. Bet pažiūrėkit, kaip gražu. Va, mūsų beer spa. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Звонили мы вам. Ага, теперь вы мне звонили, а уже здесь. Мы на такси. Добре, минуточку, пожалуйста. Na ir ką jūs galvojat? Jie ten visai kuku. Jie pasiūlė 200 eurų valandą žmogui dėl to, kad šiandien Silvestras. Nu, jų naujieji metai. Normaliai kaina 55 eurų valandą. Nu, gali ten bet kiek alaus gert, tai suprantama. Kas iš to? Reikia būti stipriai girtam, kad priimti tokį pasiūlymą. Tai aš nusprendžiau nepasinaudot. Maloniai atsisakiau. Nu, gal nelabai maloniai. Ir nusprendžiau, kad kitą kartą tikrai, kai būsiu Čekijoje, turiu tikslą aplankyti šitą beer spa procedūrą. Rasiu normalią kainą. Ir nemanau, kad šitą miestelį tai yra vieninteliai šitie 2 spa, kur siūlo tokias opcijas. Tai kitą kartą atsiprašau, bet ne. Žiauriai šalta. Sėdau. Paimsiu aš kniedlikus. Čia yra apie 12 eurų. Ir paimsiu graikiškų salotų. Nu, kniedlikus reikia valgyti dėl to, kad kniedlikai local food, o graikiškus salotas dėl to, kad man patinka, o sriubai šiandien valgiau. Pamoina buvo, bet tai su naujais, su artėjančiais. Nu, atrodo, neblogai tos graikiškos salotos. O čia kas? Žiūrėkit, tai va, 2 kiaušai. Na ką aš galiu pasakyti? Neskanios, brangios salotos. Sūris, nu tikrai netoks koks. Turi būti čia feta, bet jinai ne feta. Pačios skaniausios graikiškos salotos yra Graikijoje, su alyvuogių aliejum. Ir pagaliau guliašas ir kniedlikė. Tikrai turi būti skanu. Važiuojam. Žiauriai gerai. Mažai druskos. Aš mėgstu mažai druskos. Tai 10 balų. Skanaus.
Miso? No, the madam will pay. I'm Alfonso. She will pay. Yeah, I'll say. 7-3 eurai. Bet gerai, kad nemoku. Gerai, kad Alfonsas. Ėjom iš restoranėlio ir iš karto Dubakas. Va, mūsų spotas buvęs. Čia va upelis teka. Jau pasirinkom taip patį centrinį. Nu, bet anyways. Neblogai. Einam toliau. Gražu. Kamera, aišku, to neperduoda. Ir jau tamsu, bet bandau kažką parodyti. Bandymai iki kemperio daeit pėstute. Rašo, kad pusvalandis, bet reikia eiti į kalną. Bet mes pabandysim. Gal kaip tik šilčiau bus. Termovonios. Kažkokios. Va, rūkas net viduj matėsi. Bet jau neįsim į vidų tikrai. Ir ten šausim į kalną. Reikia pažiūrėti, kas viduj. Fucking šmakin koks aukštis. Reikia va ten va lipt. Nu gerai. Kas čia? Šviečia. Šviestuvas nesimato grožio. Va. Čia kažkas garuoja. Pažiūrim. Matot, tokios mažos kavinukės laukia ir dar žmonės laukia sėdi. Tai -3. Dubakas nerealus. Drėgmė didelė. Reikia eit greičiau ir greičiau. Bus šilčiau. Aš nežinau, ar jūs galite matyti ar ne, bet va ten va viršuj. Tai yra, nu, gan toli. Ir tas atstumas to grožio labai dadeda. Žiūrėkit, kokie dalykai. Kietai, kietai. Patinka. Čia kažkokia mūgė buvus. Gal atsidaro? Ne, greičiausiai užsidaro jau. Naujakas ant nosies. Jolkos. Perfekt. Čia yra terminiai šaltiniai ir bėga karštas vanduo. Nu, neliesiu su rankom, vis tiek video nepertas, bet nemeluoju tikrai. Oh yeah. Išgerk visą ir numirk vadinasi. Na, koks stilingas kioskas, kaip jisai harmonizuoja su visa architektūra. Шашлык. Одно фото 100 евро. 100 евро. У вас кроны. У нас только кронами. Давайте Ну, спасибо. кронах разберемся по этому. Mirštanti eglė tokia jau. Nudvėsus. Kažkokia vietinė žvaigždė. Gaila, kad nebūsiu balandį čia. Tai A jak ty to máš? Reikia vieną paimti. 4 eurai. Lietuvoje 9. Na tai jau, jeigu šitą nepamenu kaip vadinasi, tai jau Alfonsas nori karšto vyno. Haliava. Kvepia rūsiu. Grįžtam į kemperį pas šunis, nes, nu, žopa kaip šalta. Jau su pirštinėm rankos šala ir net grogas nepadeda. Ką mes čia gerim, nežinau, kažką.
Aukštai reikia kilt. Virš miesto esam. Bet jau priėjom prie kemperio. Dabar jau 11:30 mes einam link centriuko. Biškį garsiau nei visada, aš manau, bet ne tiek garsiai, kiek galėtų būti. Bet šaudo nuolatos ir visur. Jeigu matot ten už eglutės pilna patalpa žmonių, sėdi, laukia, valgo, geria. Prasideda. Tai garsu. Tai buvo garsiai, labai garsiai geriai žmonės. Ir iki šiol tebėra, tiesiog biškį toliau nuėjau. Tai deja, jūs žiūrit šitą seriją ne sausio 1 dieną 25 metų, bet man tai yra sausio 1 diena. Taigi, jei jums patinka, ką aš darau, please like, share, comment and subscribe Fino LT. Ir pasimatysime sekančiai serijai labai greitai. O jūs su naujais metais, bet kokiu atveju, būkit laimingi. Ate.